Sveiki visi. Šiandien rauksim kopūstus labai paprastai, bet truputį neįprastu būdu. Tam reikės medaus, morkų, druskos, kopūstų ir vandens. Pirmiausia, susipjaustom kopūstus. Įsipjaunam šitą vidurį. Kopūstus reikia rinktis kietus, apvalius. Ir dabar dar kelias dalis. Taip. Ir dedame į indą. Taip visus kopūstus. Kopūstai supjaustyti. Dabar čia sutarkuojam morkas su stambia tarka. Visas receptas bus po video. Morkų galim dėti plius minus, mažiau daugiau, kaip kam patinka. Dabar kopūstus truputį su morkom taip paminkom, kad atsirastų skysčio. Dabar imam 900 ml vandens. Galim vos šiltą. Druskos vos, štai tiek. Nesu nedideliu labai kaupu. Vienas. Du. Tris. Taip pat medų. Aš ištirpdžiau. Smėja buvo truputį sukietėję. Ir dabar labai gerai išmaišom. Kad ištirptų druska ir medus. Dabar mišinį druskos ir medaus pilam ant kopūstų. Ir vėl gerai išmaišom. Truputį patrindami.
Dabar imam stiklainį ir labai smarkiai prigrūdam čia kopūstų. Jeigu ranga nelenda, tai galima tiesiog taip su kočelu suspausti. Ir vėl dedam. Na štai, tilpo pas mane beveik 5 litrus, truputį palikau laisvos vietos, nes kaip rūks, kad labai nebėgtų. Dabar čia dapilam dar skysčio. Visai pilna nereikia, už tai, kad pradės rūkti ir pradės kilti skystis. Taip. Truputį galima pabadyti, kad jisai ten nusėstų. Būtinai padedam ant lėkščių, kad nepribėgtų, kai pradės bėgti per viršų, kad nepribėgtų ant stalo ar ant grindų, kur laikysit. Štai taip. Ir dabar dar paspaudžiam. Kopūstai turi būti apsemti. Ir dabar lauksim, kol pradės rūkti. Paliekam kambario temperatūrai. Po paros kopūstai atrodo štai taip. Pradėjo labai rūkti. Padaugėjo skysčio, dabar reikia pradurti, kad išeitų šitas visas dujos. Iki dugno praduriam. Štai sumažėjo. Skystis nusėdo. Ir taip reikia pradurti ryte vakare. Taip. Galima su kokiu mediniu pagaliuku. Aš turiu štai tokius ragus. Kopūstai puikiai rūksta. Štai taip. Ir taip 3 dienas, kol išrūks. Sveiki visi po 3 parų. Kopūstai štai dar rūksta. Išleidžiam dar kartą gazą. Ryte vakare visą laiką badžiau, kad išeitų dujos. Taip. Išleidžiam. Kopūstai jau labai skanus. Reikia kažkur tai 3-4 paras rauginti. Ragaukit pagal savo skonį. Dabar jau užtenka. Štai, kokie traškus. Labai skanus. Verta tikrai paragauti. Pabandyti. Tiesiog pasaka. 3 paros. Pigiai ir skaniai. Tikrai labai apsimoka. Surūkyta mėsa. Virta.
mėsos prie daržovių. Tiesiog dabar paimam. Galim susidėlioti į mažesnius indus ir dadedam čia, kad būtų pilnas stiklainis. Sulčių galima nupilti. Tarp kitos sultis labai sveika. Prekybos centruose parduoda nepigiai. Galima sultimis ir sveikatą pataisyti, kai bloga būna. Štai taip. Pilnai prikišam. Tiesiog prigrūdam. Stiklainiukas prigrūstas. Ir truputį nušluostau viršų, kad nepriliptų. Užsukam stipriai ir į šaldytuvą arba į rūsį, vėsesnę patalpą. Tai taip. Štai tiek gavosi iš 3 kg kopūstų. Kopūstų raugtų su medumi. Nuostabus skonis ir tik per 3 dienas. Galima taip valgyti. C šaltinis C vitamino. Taip pat galima su aliejum pasidaryti, labai greitai, labai sveika ir labai skanu. Jeigu norite daugiau konservų receptų, tai siūlau įsigyti ir pasidovanoti šventėm mano naują konservų knygą Geriausi konservavimo receptai. Knyga liks ilgam laikui, nereiks gadinti akių atsivertus kompiuterį, nereiks nusirašinėti. Taip kad gaminkit, ragaukit, skanaus ir sėkmės. Nuorodą į knygą įsigyti rasite apačioje po video. Dabar, kai kopūstai sudėti į stiklainiukus, neškite į šaltą vietą arba šaldytuvą, kad sustabdyti rūgimą. Dar kartą skanaus ir sėkmės. Sveiki visi! Ką domina konservavimas? Štai nauja knygutė Skonių parko. Geriausi konservavimo receptai. Jau jų liko nebedaug. Tai čia galite rasti agurkų, daug receptų. Moliūgo, kaip virsta į mangą, kaip užsimarinuoti pievagrybius, grybus šaldyti, marinuoti. Taip pat skumbrės, aliejuje įvairi kita žuvis. Skyriai perskirti mano autoriniais meno darbais, plovas stiklainyje, šoninės keli būdai sūdymo, mėsos ir daržovių užtepėlė, košės įvairios, mėsa, cukinija. Daržovių užtepėlė, daržovių aserty, pomidorų cukinijų padažai, prieskoniai sriubom ir padažam. Daržovių mišrainė be acto, be cukraus, cukinijų daug receptų, įvairių mišrainių, kopūstų. Taip kad pasirinkimas labai didelis, padažai visokie. Ta puikia knygutė galite įsigyti internetu, knygos LT ir patogu pirkti. Tai labai lengva, po video bus nuoroda, tiesiog paspaudžiate nuorodą ir atsirandat puslapį, kur galite nusipirkti. Tai geriausia dovana sau ir savo artimiesiems. Sėkmės ir skanaus!